Augalų aliejus yra ta kosmetikos priemonė, kurią žmonės naudoja jau net ne šimtus, o tūkstančius metų, bet pastaraisiais dešimtmečiais yra gerokai sukompromituota ir pažvelkime kodėl. Tradiciškai aliejus kosmetikai naudojamas buvo šalto spaudimo. Yra tų augalų, visa energija, jų visos medžiagos pereina į aliejų ir mūsų odą pamaitina, pagražina, palygina, paminkština, paramina, apsaugo ir taip toliau. Dabar kosmetikai pereinant į chemijos pramonės sritį pradėjo būti naudojamas mineralinis aliejus. Mineralinis aliejus vizualiai atrodo labai patrauklus naudoti kosmetikai. Mineralinis tai reiškia pagamintas iš naftos, bet jis, kai žiūrėt konsistenciją, jo atrodytų labai panašus į normalų, natūralų aliejų, bet jo visai kita struktūra. Ir mineralinis aliejus, kuris naudojamas įprastiniai cheminiai kosmetikoje, jisai iš esmės padengia odą tokia plona plėvele, kuri sudaro švelnumo įspūdį. Ypač tai galim stebėti, paėmę pabandyti kūdikiams skirtą labai populiarų aliejų. Jisai sudaro tą švelnumo ir minkštumo įspūdį, bet jis padengia odą ir neleidžia jai kvėpuoti. Tai kadangi kūdikio oda šiaip labai gera, tai jinai ištveria. Bet jeigu suaugę žmonės tai naudos, tai greičiau netgi gali pasimatyti poveikis, nes kai oda nekvėpuoja, užsikemša poros ir gali susidaryti palanki terpė bakterijom daugintis. Ir taip susiklostė tokia nuomonė, kad aliejus užkemša poras. Tačiau natūralus aliejus jis tų porų ne tik neužkemša, jis negali jų užkimšti, nes augaliniai aliejai jie tirpdo nešvarumus ir jie netgi tirpdo riebalus. Taip, tai yra tiesa, riebalai tirpdo riebalus. Dėl to aliejus kaip kūno priežiūros priemonė ir netgi veido priežiūros priemonė yra universalus. Kai kurie žmonės mano, kad tai tinka tik sausai odai, bet iš tikrųjų yra aliejų, kurie tinka riebiai odai. Patys lengviausi aliejai, tai kaip vynuogių kauliukų, pavyzdžiui, aš čia turiu buteliuką maistinio formato, bet iš esmės aliejus tas pats šalto spaudimo. Vynuogių kauliuko aliejus jį galim naudoti ir kulinarijoje, jis toks rūgštokas, ir riebios odos priežiūrai tiek veido, tiek kūno. Argano aliejus yra žinomas labiausiai kaip tinkamas brandžiai odai prižiūrėti, nes išlaiko gerai drėgmę. Paprastai tie riešutų aliejai, jie tuo pasižymi, jie tokio turi tarsi klampumo, kaip argano, simoncijų. Vat, pavyzdžiui, simoncijų aliejus. Simoncijos yra dykumų augalas. Natūralu, kad jom reikia prikaupti daug drėgmės. Tai vat, kaip tas aliejus toks truputį kaip vaškas. Bet jeigu juo išsitepam, labai ilgai išsilaiko drėgmė. Visi ir argano, ir simoncijų, ir kokoso aliejus, taip pat sviestmedžio aliejus gerai saugo nuo aplinkos neigiamo poveikio mūsų odą, nuo vadinamų laisvųjų radikalų, tiek nuo taršos, tiek nuo saulės per tiesioginių spindulių, palengvina odai su tuo susitvarkyti. Sausai odai apskritai aliejai labai tinka. Jų kiekvienas turi ir savo kvapą ir konsistenciją. Ir esant tam tikrom problemom, tai reikia parinkti tinkamą, nes, pavyzdžiui, jeigu oda yra šiaip ar išberta, ar kažkokia sudirginta, gerai yra naudoti omega-3 turtingas ir omega-3 ir omega-6 riebiosiomis rūgštimis turtingus aliejus, tokius kaip kanapių, pavyzdžiui, nakvišų. Gali nekilti mintis, kad jie yra kosmetiniai, bet probleminiais atvejais jie labai padeda.
Erškėtuogių aliejus yra ypač vertingas, jeigu oda paraudusi arba sutrūkinėja kraujagyslės, lygiai taip pat nuo saulės poveikio. Čia turiu aliejų mišinį su granatų kauliuko ekstraktu. Kaip žinia, tai ypač stiprus antioksidantas. O aliejaus mišinyje yra ir migdolų, ir arganų, ir daugybė kitų aliejų, kurie teigiamai veikia veido odą ir yra pakankamai tokie švelnūs ir delikatus. Kūdikių odai labiausiai tiktų migdolų aliejus arba saulėgrąžų aliejus. Taigi čia tokie yra plotai ir gyliai kiekvienam pasirinkti savo aliejų. Jeigu atrodo, kad kemšasi poros, tai yra ne dėl to, kad aliejus pats tas poras užkemša, bet galbūt jo tepam per daug arba tiesiog pasirinkom per sunkų aliejų. Galima pabandyti pasirinkti lengvesnį, kad ir erškėtuogių arba migdolų aliejų ir pažiūrėti reakciją, bet kosmetiką niekada nereikėtų tepti per daug. Jeigu matom, kad kažkas nelabai gerai, tai geriau tepti mažiau ir žiūrėti reakciją, negu paimti ir tiek užtepti, kad jau odai reikia tvarkyti su ta kosmetika kaip su kažkokiu tuo pačiu neigiamu išoriniu reiškiniu.